Kas tau labiausiai patiko iš projektų? Būt su klasė. Kas pasikeitė klasėje? Visi pradėjo gerai bendrauti su klase. Ką naujo išmokai? Fotografuoti. Bet tai ką mane išgirdęs kūrybės partnerystės pirmą kartą? Pirmą kartą nežinojau, kas tas yra ir galvoju, kas čia bus. O kas labiausiai patiko? Tiko kurti filmą. Kokiame filme tu vaidinai? Dviračio vagis. Koks buvo tavo vaidmuo? Bernius. Kas tau labiausiai patiko kūrybinių partnerysčių projekte? Filmuotis pačiam turėjau vaidmenį, buvau arabas, šeichas. Kaip pasikeitė klasė per kūrybinių partnerysčių laiką? Truputį geriau sutarėm, labiau į visokius projektus pradedam nertis. Dar kartą dalyvauti tokiame pat projekte? Taip. Kas tau patiko iš projektų? Man labiausiai patiko vaidinti ir gerai praleisti laiką. Ar tu norėtum dar kartą to projekto dalyvauti? Taip, norėčiau. Labai įdomu buvo. Ar tau patiko fotografuoti? Taip, fotografavau, labai linksma. Daug kadrų buvo. Ką fotografavai? Klasiokus fotografavau. Kaip jie šoka į jūrą, ar reikėjo taporą pagauti, ar vandens lašelį. Kaip jautės pirmą dieną, kaip atvažiavo Sigita? Buvau biškiuką nustebus, nes buvo naujas žmogus ir buvo įdomu, kas čia bus. Ką supratai, kaip pasakė, kad kursim filmus? Supratau, kad atvažiavęs kažkoks naujas žmogus, kuris su mumis užsiims filmo kūrimu, kad bus kažkas nauja, ko mes dar nemokame. Jis irgi nežinau. Ar patiko bendrauti su Maratu? Taip, patiko. Koks tau buvo įdomiausiai sukurtas filmas? Dviratis. Man patiko kūrybinės partnerystės. Taip. Kodėl pats nevaidinai? Gulėjo ligoninėj. Dėl ko? Dėl rankos. O norėtum dalyvauti iš naujo? Taip. Kodėl? Būtent mačiau, kas buvo nufilmuota ir patinka. Tai norėtum, kad dar kartą turėtum Maratas ir pats galėtum vaidinti? Čia be abejo. Ką tu vaidinai šiame projekte? Vaidinau močiutę filme Dviratis. Ar jums patiko šis filmas? Taip. Ar norėtumėt būti aktorė? Ne. Kodėl? Prezidentė galbūt. Sunki profesija. Na, pasakok. Tai patiko man projektas, todėl kad iš tikrųjų buvo daug ką veikti, paveiksluoti, filmuotis, vaidinti, bendrauti ir viską panašiai. Ką naujo nemokė? Paveiksluoti, fotografuoti, filmuotis, vaidinti, rėkti kaip kiauliai pjaunama ir panašiai. Kas labiausiai patiko? Labiausiai projektui patiko fotografuoti. Filmą taip pat patiko vaidinti, nes žinojau daug apie filmus, kaip kuriami. Patiko fotografuoti. Patiko, nes fotografavome ir gamtą, buvome išėję pasivaikščioti, taip pat fotografavome mokytojus, vaikų portretus. Pats žinojau daugiau apie fotografijas.
Pasakyk savo nuomonę apie projektą. Ar patiko? Patiko filmuotis, vaidinti. Kažkokiu Nenorėjau vaidinti, bet liepė paduoti vaidinti. Tai paskui nesigailėjai, Gailėjau. kad vaidinai? Ja. O ką pastebėjai, koks darbas kino režisierius? Sunkus ar ne? Ką reikia mokėti? Daug filmuoti, karpyti, kaip nufilmavo viską. Suklyjuoti viską. Su aktoriais reikia mokėti dirbti, ne? Nu, nervų reikia daryti. Turėjo nervų Maratas? Jau norėjau nebevaidinti. Nebefilmuoti Maratą. Sakant, nieko nebedarys. O kaip to rezultatas? Kaip pamatai visus 3 filmus? Kaip? Gerai. Kas gerai? Gražiai atrodė. Geri Juokingi filmai. buvo.